Aš esu Justas Dvarionas, pianistas, muzikas ir šiaip Lietuvos žmogus. Girdėjome, jog sergate astma. Ar seniai sergate šią ligą? Galėtų būti toks dvilypis atsakymas, dėl to, kad ar aš seniai sergu astma, aš negaliu tiksliai atsakyti, dėl to, kad aš galiu tik tai pasakyti, nuo kada aš žinau, kad tai, kaip aš gyvenu, vadinasi, kad aš sergu astma. Ir tai yra jau turbūt kokie 5-6 metai, kai aš sužinojau apie tai, kad aš sergu astma. Prieš tai gal buvo kažkokie tai vienas ar kitas simptomas, bet aš jų pats negalėjau taip įvardinti. Kaip sužinojote, jog sergate astma? Aišku, iš daktarės. Šiuo atveju buvau nuėjęs pas daktarę Blažienę Vilniuje ir dėl alergijos. Dėl to, kad kiekvieną pavasarį, vasaros pradžioj mane užklubdavo tai, ką aš maniau, kažkokia tai persišaldymo liga ar gripo simptomai ir ilgą laiką net nemaniau, kad tai yra alergija. Kažkada tai perskaičiau viename straipsnėje, kad statistiškai žmonės dažniausiai miršta mėnuo iki jų gimtadienio. O mano gimtadienis yra vasaros pradžioj, maniau, štai ir atitinka, kiekvienos vasaros pradžioj jaučiuosi blogai. Bet, kada jau tai kartojasi daug metų iš eilės, kilo toks įtarimas, kad gal tai galėtų būti alergija ir kai nuėjau pasitikrinti ir padarė ten visokius mėginius, atrado, kad yra ir alergija, iškart nusintė patikrinti dėl astmos ir paaiškėjo, kad kai kurie tenai kosulio ten ar kitokie nemalonūs simptomai būtent buvo susijęs su tos alerginės astmos buvimu. Kokių problemų jums kyla sergant šią ligą? Negalėčiau sakyti, kad tos problemos yra visą laiką. Gal tai labiau susijęs su tuo pavasariniu žiedadulkiu ir pavasario ir vasaros žiedadulkiu periodu, kai yra susijęs su alergija, tada jaučiu tokį erzinimą ir sausą kosulį. Kartais žiemą tai atsiranda, tai negalėčiau sakyti, kad tai yra pastovus reiškinys, bet dabar jau vėlgi. Po to, kai buvo atrasta, kad tai yra ta astma, tai aš tarsi ir nebejaučiu tų simptomų, nes vartoju tos paskirtuosius vaistus. Ar nebijote, kad liga gali sutrukdyti tolimesniai jūsų karjerai? Ne, tikrai šitokio trukdžio nejaučiu ir netgi sakyčiau, kad padeda gal ne, bet tam tikri palankus dalykai lygos atžvilgiu kaip tik ir atsirado iš grojimo fortepijonu. Pavyzdžiui, susirūpinau, kad fortepijonas, kaip labai jautrus muzikos instrumentas, gerai gyventų namuose ir fortepijonai labai jautrus drėgmei namuose. Tai po to, kai restauravome vieną iš šeimos senų instrumentų, labai vertą ir gražų Bechstein firmos fortepijoną, kuriam jau greitai artės 100 metų, susirūpinau, kad būtų pastovi oro drėgmė namuose žiemą, kai šildo. Tada radau, kad yra įvairių rūšių oro drėkintuvai ir vieną iš jų nupirkus, kuris ten tokiu gudriu ultragarso būdu skleidžia tuos garus ir matuoja drėgmę namuose ir ten pateikia tų garų, kai trūksta ir nustoja drėkinti, kai jų per daug. Tarsi išlaiko visą laiką tą vienodą nustatytą drėgmę. Kartu pastebėjau, kad tai ir ne tik fortepijono gyvenimo kokybė, bet ir žmonių gyvenimo kokybė tikrai pagerina šiuo atveju ir mano kvėpavimo galimybės ir netgi tą tokios gal žiemą būnančios užgultos nosies, tokios sausumo sindromo, jie visi išnyko ir pasidarė žymiai lengviau. O jau tada, kai susidūriau su to palankiu drėkintuvo poveikiu, tai vėliau ir nupirkome oro valytuvą. Irgi toksai gudrus įrenginys, kuris filtruoja orą, pastoviai suka. Man yra tekę matyti jų nemažai, ypač Amerikos kontinente, žmonės ten daug vartoja. Ir tas oras besisukdamas, praeidamas per keletos sluoksnių gudrius filtrus ir ten dar
tokia gudri jonizavimo sistema, sugaudo daugelį tų dulkių, kurios yra namuose, ir žiedadulkių, kas man ypač aktualu, ir šiais metais tikrai jaučiu, kad yra poveikis šių įrenginių. Ką patartumėte kitiems, kurie serga astma? Na, visų pirma, aš gal patarčiau ne tiems, kurie jau žino, kad serga astma, bet tiems, kurie galėtų patys įtart, kad gal yra kažkokie tai nemalonūs reiškiniai, kuriuos jie susiję su pasikartojančiu persišaldymu, ar ten vienokiais ar kitokiais nemaloniais kosuliais, ar tokiais švelniais dusuliais. Ir tie žmonės dar nežino, kad jie serga astma. Tai gal jiems tikrai būtų patarimas pasitikrinti pas atitinkamos srities specialistą tam, kad išsiaiškinti, ar jie neserga astma. Kai jau paaiškėja, kad žmogus serga astma, tai aš manau, gydytojai labai sėkmingai šiais laikais ir profesionaliai gali padėti.